Vertinant visus rezultatus, Utyros galime įtarti, kad komanda žaidžia taktinė schema 3-4-2-1, pavojingas išpuolis, prie tauro vartų, skersavimas ir prie tolimoje virpsto. Vos čia 4 tauro futbolininkai ir tokio artimo atstumų jie įsidėstė, o skersavimas tolimas. Ties viduryje dar vienas toks aukštas siuntinys, dabar pagaliau pavyksta tą kamuolį suvaldyti, reikia smūgiuoti, smūgis kairė koja ir gelbsti. Taip pat turi savųjų idėjų, jo idėjas yra kuo greičiau gražinti kamuolį į aikštelę. Kuo įmanoma greičiau, smūgis iš toli, Žunieras smūgiuoja ir atsakotinį bandymą vis dėlto kamuolys atsiduria Jonavos vartuose ir įvarčio autoriumi tampa 19 numeris Nedas Kotilas. Jonavai taurą, tavoje baudos aikštelė, dar vienas skersavimas, išsivadavimas iš gynėjų ir smūgis į vartus. Atsakomybė. Žunieras. Opa, kaip leidosi kamuolys. Skersuoti. Klaidinamas yra Kobasa. Smūgis! Ir čia pavojingi atšokimai ir smūgis kairė koja. Žunieras į kairį kraštą, reikia smūgiuoti. Smūgis yra, kamuolys virš vartų skrieja. Kobasa kairė koja. Yra taikinys, ten atlikti perdavimą. 11 metrų baudinys. Mušnes pamatysime. Jis prieš Vilius. Opa, prieš Vilių Šivicką ir Šivickas. Šokiai priešais varžovą, klaidinami judesiai. Vėl viską labai neblogai įvertino Žunieras. Ne pats smūgiavo, palaukė komandos draugų įbėgančių. Ir laiko laimėjo Brazilas. Šiek tiek šiose rungtynėse ir sukūrė pavojingą situaciją. Dieve mano, kokio grožio įvarčių mes turime. Vienas gražiausių įvarčių šiame sezone, nebejoju, pirmoje lygoje. O dievulė. Rungtynių baigti. Vienas virto įvarčių, antrasis tas smūgis Dovgio, o po pirmojo smūgio buvo sukurta galimybė Totilui.